Riedlenčių sportas tiek miesto kultūros dalis, tiek profesionali disciplina. Tačiau iki 90-ojo dešimtmečio Amerikoje taip sakančių buvo nedaug. Būtent tada pasirodė vienas riedlentininkas, lietuvių kilmės amerikietis Natas Kaupas. Iš pažįstamo išgirdusios legendinio lietuvių riedlentininko Nato Kaupo istoriją norėjome sužinoti daugiau. Nors internete gausių straipsnių ir vaizdo medžiagos apie jo įspūdingą karjerą, lietuviškoje paieškos sistemoje radome vos kelis rezultatus. Pasidarė smalsu, kodėl apie tokią ryškę, pasaulyje žinomą asmenybę taip mažai kalbama Lietuvos žiniasklaidoje. Ir svarbiausia, kas iš tiesų slypi už Nato Kaupo vardo. Pirmiausia, su Kaupu bandėme susisiekti per jo Instagramo paskyrą. Nesulaukusios atsakymo kreipėmės į jo įmonę. Tyla. Prasidėjo paieškos internete. Jos atrodo bevaisės. Pirmasis paieškos rezultatas prieš daugiau nei 10 metų 15 min portale publikuotas užsakomasis straipsnis. Straipsnį užsakiusios įmonės Ekstremalus sportas tinklaraštyje paskutinis įrašas paskelbtas 2020-aisiais. Įmonės rekvizitų puslapyje telefono numeris. Kažkas atsiliepia, bet tai ne įmonės vadovas. Prašome Ekstremalaus sporto vadovo kontaktų. Užrašų knygutėse pasirausęs pašnekovas padiktuoja numerį. Skambiname jam. Vadovas straipsnį prisimena, užsimena, kad įmonėje dirbęs žurnalistas galbūt numerį turi. Tačiau po kelių dienų gauname žinią. Su Natu susisiekti nepavyks. Šimtai skambučių, į daugumą iš jų neatsiliepta, o kas ir atsiliepia, lyg susitarę atsako taip pat. Ne, Nato Kaupo numerio neturime. Nusprendėme pasidomėti. Galbūt apie Natą Kaupą žino Lietuvos riedlentininkai. Paklausėme jų. Šios sporto šakos entuziastai sako, apie Natą nežino, bet apie jo legendinį triuką girdėję. Kas yra Natas Kaupas? Nelabai žinau, tik tai esu girdėjus, kad kažkas su riedlentėm susiję, bet daugiau nieko nežinau. Natas Kaupas? Nežinau. Neteko girdėti. Natas Spin, žinau tokį triuką, bet Natas Kaupo nežinau. Nelabai. Šis vardas man nėra žinomas. Gal galėtum papasakoti daugiau? Dabar man įdomu. Sekdamos Nato Kaupo pėdsakais norėjome geriau suprasti, kuo jis svarbus riedlentininkams. Todėl nusprendėme pasikalbėti su viena ryškiausių asmenybių Lietuvos riedlentininkų pasaulyje – Einiumi Žiuku. Natas Kaupas tai yra visiškai legendinis lietuvių kilmės riedlentininkas, kuris visam pasaulyje skeiterių bendruomenėje yra labai gerbtinas, tikrai labai didelis toks legendom apipintas vardas. O mes kaip lietuviai skeiteriai labai didžiuojamės, kad tokios mažos šalies Lietuvos atstovas šitokią žymą yra palikęs riedlenčių sporte. Nors legendinis riedlentininkas nėra žinomas plačiai visuomeniai, Einius prisimena dar paauglystėje žinojęs, kas yra Natas. Augant paaugliukam tikrai gal ta informacija mums dar mano laiku nebuvo taip lengvai pasiekiama, bet tikrai žinojom, kad yra toks lietuvių kilmės skeiteris ir kad triukas pavadintas yra būtent jo pavardė, jo vardu. Natas Kaupas, Natas Spin. Sportininko populiarumą pranoksta tik jo sukurtas itin sudėtingas triukas – Natas Spin. Dažniausiai man atrodo gatvės yra daromas ant hidranto arba ant kokio apvalaus akmens. Esmė tokia, kad su lenta užšokia ant kokio nors apvalaus būtinai dalyko, tada su visa lenta ant jo pasisuki ir kur nors į šoną nuvažiuoji. Tai toks tikrai labiau nišinis, gal oldschoolinis triukas, bet vis dar kažkur pritaikomas. Einius pasakoja, Nato asmeniškai nepažįstantis, apie jį yra girdėjęs žmonių kadaise dirbusių su legenda. Riedlentininkas prisimena, kai prieš kelerius metus sutiktas žymus amerikiečių operatorius pasakojo apie Nato charakterį. Buvo kažkoks ten irgi riedlenčių pasaulio iš tų senų laikų žymus šanai, ar ten videograferis, ar menininkas atvykęs, buvom su juo nuėjo susitikti. Kažką man atrodo tokio ir sakė, ten toks uždaras, ten vienišius, vėlgi apie lietuvių kalbą, kas ten tas Lietuvos nelabai žino, nėra čia atvykęs, nekalba lietuviškai. Nato Kaupo vardą radome viename Delfi straipsnyje. Jame muzikantas ir atlikėjas Jurgis Didžiulis dalijasi įspūdžiais apie kelionę po Jungtines Amerikos valstijas.
Kalifornijos valstijoje Santa Monikoje atlikėjas ir dainų autorius susitiko su Natu Kaupu. Susisiekti su muzikantu lengva nebuvo, tačiau po kelių savaičių derybų su jo vadybininkė atlikėjas Jurgis Didžiulis sutiko pasidalinti prisiminimais. Jis labai pagarsėjo dėl to, kad jis turėjo labai savotišką street style. Daug kas tada, kas važinėdavo su skeitais ten labai ant šitų rampų, žinai, kažką, o jis tai realiai gatvėse darydavo. Ir tiesiog buvo įdomu, smalsu, ir tada, kai aš buvau Santa Monikoje ir dirbau su lietuvių bendruomenė, Santa Monikoje ir Los Andžele, tai jie pasakojo, žinai, nes jis iš tikrųjų visą tą buvo kaip ir herojus, žinai, to rajono. Natas žinomas ne tik dėl savo triukų ar unikalaus stiliaus, bet ir dėl kontroversijos susijusios su jo lietuvišku vardu. 9 ir 10 dešimtmečiais kai kuriuose Jungtinių valstijų mokyklose buvo uždrausta dėvėti drabužius su Nato Kaupo vardu. Pasak tuometinės žiniasklaidos, mokinių tėvai baiminosi, kad Nato drabužių linija skatina satanizmą. Iš kitos pusės parašytas Nato vardas skaitomas kaip Satan, lietuviškai šėtonas. Problema atsirado tada, kai, žinai, durni amerikiečiai, tokie fundamentalistai krikščionių pradėjo labai žiūrėti viską, kas susijęs su alternatyvia kultūra ir viską suplakė į vieną, kad tipo šėtonizmas, kad čia, o jo vardas kadangi Natas. Tai, žinai, jeigu skaitai ne iš tos pusės, tai yra Satan. Ir tada, jis, žinai, čia dar seniais laikais prieš social media, tai tiesiog visokiuose laiduose pradėjo jį ten kritikuoti, ten suvaryti. Aš sakau, nieko bendro čia, durniai, idiotai. Tai jam tas lietuviškas palikimas, žinai, tas vardas Natas, tai, tipo, toks jam buvo, kaip prakeiksmas savotiškas. Riedlentininko vardas nieko bendro su šėtonu neturi. Senuose straipsniuose žurnalistams aiškinama, kai Nato mama laukėsi, ji buvo įsitikinusi, kad gims mergaitė ir jos vardas bus Natalija. Vis dėlto gimė berniukas ir tėvai vaiką nusprendė pavadinti vyrišką šio vardo versiją. Jurgis pasakoja, kad lietuvių bendruomenė iš kitų antrosios bangos emigrantų išsiskyrė atviresnė ir laisvesnė kultūra. Riedlentininkas susipažino su žmonėmis, kurie jį palaikė. Dabar mes gyvenam atomizuotose arba atomizuota egzistencija, kur mes atseit gyvenam atskiruose dėžutėse ir kiekvienas savo, žinai, gyvena savo tapatybę ir kultūrą. Bet ten ta lietuvių bendruomenė buvo labai progresyvi. Yra aš sakyčiau, kad labai progresyvi. Ir tai toks žmogus kaip Natas galėjo klestėti, žinai, ir jaustis savimi, ir tipo, aš esu unikalus, ir aš esu, žinai, ir toks, ir anoks. Tikrai aš galiu pasakyti, kad jis augo ir fantastiškai vietoje, ir apsuptas fantastiškų žmonių, kurie, žinai, aš manau, prisidėjo prie jo šitą fainą, unikalią ir įkvepiančią trajektoriją. Pasivažinėti riedlentę su Natu, tas pats, kas groti gitarą su garsios roko grupės Guns N' Roses gitaristu Saulu Hudsonu Slešu, prisimena dainininkas. Anot Jurgio Didžiulio, Natas itin intravertiška asmenybė. Tiesiog atsisėdu ir pradėjau groti gitarą. Žinai, tiesiog, ir be kamerų, ir tada jis išlindo. Ir pabendravom, ir pasakojo kažką, žinai, ten mes gal iš vis neilgai, ten gal 15-20 minučių ten paplepėjom. Bet apie nieką, žinai, tiesiog. Ir kas yra labai faina su gitara, su muzika, yra, kad tiesiog yra faina būt. Tiesiog pabūni. Nes aš realiai manau, kad tos traumos jo dėl šitos, kas skaudavo viešumo, yra žinai, jam dar skaudžios žaizdos. Tai realiai nenorėjau kalbėti apie nieką, žinai, tai buvo toks daugiau bendravimas. Su Amerikos lietuvių bendruomenė dirbanti LRT žurnalistė Kristina Jonaitė patarė parašyti į Amerikos lietuvių Facebooko grupes. Po kelių įrašų 3 grupėse atsakymo negavome. Bandėme susisiekti ir su Santa Monikos gyventojais. Galbūt jie pažįsta Natą Kaupą ir perduos mūsų prašymą. Interneto svetainėje Reddit išsiuntėme užklausą į Santa Monikos gyventojų grupę. Daugumos verdiktas – susisiekti nepavyks. Palikite jį ramybėje. Jis gerai gyvena ir jam nė motais, sakė vienas. Vis dėlto vienas žmogus bandė padėti.
Nepažįstamasis tikino, kad mūsų užklausą išsiuntė NATO šeimai. Praėjo daugiau nei mėnuo, o atsakymo vis dar nėra. Amerikos riedlentininkų sąjunga, Thrasher ir kiti riedlentininkų žurnalai, Amerikos sporto žurnalistai. Visi jie gavo žinutes apie NATO kaupą. 100 žmonių, 100 klausimų ir nei vieno atsakymo. Jaunoji karta kažkaip dabar labai aplink savęs, socialiniam burbulė sukasi, nelabai įdomu net kas iš mūsų jau kartos čia ką yra nuveikę, ką pasiekė, tai man atrodo didžioji dalis net istorijos nekapsto, savo istoriją rašo. Bet lygiai taip pat kaip ir mes, galbūt ten nebuvo tas NATO kaupas kažkokia mūsų ten idealistas, kažkokia sėkmybė, taip toliau, bet to pačiu žinojom, kad toks yra žmogus, gerbėm, taip toliau, žodžiu, va toks varšys. Žinau tokį asmenį, bet daug apie jį negalėčiau papasakoti, žinau, kad tai yra legendinis riedlentininkas ir net ir iš kur negalėčiau pasakyti. Esu girdėjęs porą kartų, tiek. Jisai lietuvių kilmės skateris, Amerikoje gyvenęs ir jis rado savo triuką NATO spin, kur tipo ant hidranto, kur būna gaisrininkai pasijungia vandenį, tokie raudoni, jisai užšoka ir sukasi. Čia NATO spin vadinasi. Manau, ypatingai riedlentininkams svarbu, ir visiems lietuviam, gal kad vairavo įvairiose sferose kažkokių lietuvių garsinančių pasaulį tam tikrose bendruomenėse. Ir ypatingai skeiteriam. Nežinau, kaip pasakyti, nes svarbu žinot, kas vyksta, svarbu žinot, kokių vairių žmonių buvo, ką jie nuveikia. Nors NATO kaupo vardas blėsta iš jaunosios kartos riedlentininkų prisiminimų, vis dėlto jo įtaka išliko. Dar kartą bandėme susisiekti su NATO, bet šį kartą norėjome padėkoti ir atsiųsti linkėjimus iš Lietuvos.